Kaunas jau seniai garsėja kaip studentiškiausias miestas. Tarptautinės studentų dienos proga suorganizuotas studentiškas forumas Kaunas studentų miestas, kurio metu pranešimus skaitė Kauno miesto savivaldybės aukštųjų mokyklų administracijos atstovai ir, žinoma, studentai. Šiandien vyks Kauno studentų forumas, kaip žinome, šiandien yra tarptautinė studentų diena. Ir aktyvūs miesto studentai, tiek miesto savivaldos, tiek jaunimo organizacijų sąjunga Apskritasis stalas organizuoja pasikalbėjimą ir diskusiją studentams aktualiomis temomis būtent Kaune. Forumo metu pranešėjai iš skirtingų perspektyvų kalbėjo apie Kauno miesto studentų kultūrinį bei akademinį užimtumą ar universitetų indėlį pritraukiant studentus į Kauną. Tai yra reikalinga, nes dažnai studentai susimąsto apie jiems iškylančias problemas, tačiau jos nelieka užakcentuotos ir galbūt savivaldybė ar aukštųjų mokyklų atstovai tiesiog jų nežino. Šiuo forumu siekta išsiaiškinti, ar Kaunas vis dar studentiškiausias jaunimo miestas. Turbūt nesuklysiu pasakydama, kad be studentų Kaunas būtų visai kitoks. Studentai yra tikrai stiprūs Kaune ir turbūt Kaunas ne veltui vadinasi studentiškiausiu miestu. Vakare studentiškai šventei paminėti Kauno miesto savivaldybės studentams dovanojo grandiozinį koncertą Kauno sporto halėje.